Kokį Lietuvoj, tu einam į lauką, pasakant. Jim paskambink, va dabar paskambink, draugelį. Nu tai neskambink, ar per jį kad tau duot, kad paskambink. Labas rytas! Ar labs vakars, mes nežinom, kur jis esa dabar. Ne, normaliai, lietuviškai. Okay. Kaip visad. Nebus iš Latvijos, ne. Ne. Sugrįžtam su naujausiu Nešvankus prankas epizodu. Numeris 2 ir čia mes turim jau patį žinomiausią ir garsiausią žmogų. Jo raumenys yra didesni už mūsų galvas. Jo kūnas yra nulietas tiesiog. O jo kūriniai yra žinomiausi Lietuvoje, gal netgi užsienyje. Ir taip, mes kalbam apie Iron Vytas! Tai kadangi esame jau pažįstami su Iron Vytu, negalėjome tiesiogiai jį kreiptis, todėl pasirinkom šiek tiek kitokį kelią. Parašėm jo vadybai, jog atsiųstų mūsų įrašų studiją patį Iron Vytą savo kojom. Ir tada galvojam, yra toks Julius Domarkas, kuris jau buvo mūsų keliose video ir jis pasisakė, kad galėtų daug geriau padaryti visą šitą pranką, apsimesti kažkuo, negu prieš tai darė mūsų filmuotojas ir mūsų brolis Justas. Ir mes galvojam, reikia patikrinti, ar tikrai jis toks geras. Tai nusprendėm, jeigu jis iš tikrųjų gerai padaro, duodam pasirašyti kontraktą jam, priimam į savo komandą ir tiesiog bus naujas Nešvankulis. Tai vertinsit komentaruose, ar gerai pasirodė, ar verta jam duoti kontraktą. Svarbu paminėti porą pranko aspektų. Tai visų pirma, šitą viso pranko eigą stebėsime kitame kambaryje. Taip pat Julius turės ausinuką, per kurį mes liepsime Juliui daryti challenge'us kažkokius, taip paaštrindami šitą pranką. Taip. Ir svarbiausia dalis, jog kviečiame įrašyti gabalą su Latvijos žvaigžde, bet pakišėme žemaitišką eilėraštį. Ir dar turim gitarėlę labai fainą, kurią tikimės panaudoti kažkokiu būdu. Laiko nesustabdys. Oi! Tai ką, Nešvankus prankas numeris 2? Startuoja dabar ir tai yra didžiausias projektas Lietuvoje. Oficialiais duomenim. O, galbūt iš... Sveikas, Lukas Tomaitis iš Malonu, čia striukyti. Pavalgyt? Nu, čia sneksų tokių nupirko asistentę, paprašiau, gali striukyti, nusiimt, vat prisės. Nu, tu papasakok, ką tai, nes man vadybininkas kažką aiškino ir p***ės, nesuprantu. Tipo fitą, ką tai ten turi padaryti? Esi girdėjęs Singapūro Satiną tokį atlikėją? Čia Latvijos? Latvijos, taip. Nu, man, aš žinok, nežinau, tipo, Nežinai, ne? vadybininkas tiesiog pasakė, kažkoks yra fitas, ten su Latvijos ar kažkuo, žinai. Tai čia vat, ta grupė, visi vyrukai, va kaip matom, tai... Nu, okei, gerai. Nu, jeigu ką, žinai, ateity, ta prasme. Nu, supratai, apie ką mes taip pamąstom, kad... Juliau, padaryk kulverstį dabar. Palauk, nieko negrįžu. Nu? Ko mums reikės irgi, kad paskui gal bus koks renginys, gal reikės pašokti, žinai, gal reikės kažką. Tango aš galiu pašokti dabar, žinai. O gal galėčiau dabar pamatyti? O gal porą galėtum judesių kokį nors parodyti kažką? Ateik. Nu, da. Čia kito. Supranti, vat, paimi pagal šokį, sudėkuojas. Aš matai tangomanus. Ne, tai va, tai aš tave pamokysiu, supranti. Kada aš sviru šitą pusę, tu žinau, kad tavo eisi su tako. Ne? Jeigu trauki tą, pradėdėjai su šitą, eik į priekį. Bam, antrą bam, tada žiūrėk, į tą, vėl šitą, vo, nu ir čia ta prasme, daryti. Ironenai prisės, gal jau galėtume pradėti. Žiūrėk. Jisai girdi, bet bijo daryti, ką mes sakom. Juliau, jei girdi, pamojok šiek tiek vasos. Girdi. Girdi, tiesiog nenori daryti nieko. Juliau, jeigu bijai daryti, ką mes sakom, biški pamajok. Jie šaibų kažkiek moka, kas ten su šaibom? Dėl pinigų būtent aš nežinau, ten jau tarsis jau čia aš talento esu atsakingas už talentą, bet tarsis vėliau, bet kiek aš girdėjau, kad 150 už fitą yra. Kiek Latvijoje Čia tada aš už atvažiavimą paimčiau. Atvažiuoju, pašnekėt, gerai. Vadyba geriau ten susitaras dėl tų pinigų. Gal mes pasibandykime, ne, ką mes čia turim, gal tavo apšilimui. Gerai, tai galėtų atsistoti tada tu. Bet tai tu įrašinėsi ar dabar tau? Jo, įrašinės.
Vadenos aš vaškis ontė prišakyba veins dontė, matot patys kokis aš vaikis. Judesiuką, jeigu gali irgi jums. Aš vaškis ontė prikišyba vieną dontę, matot Atstok ir šok prie jo. Atstok ir šok. Tokiu retą pasitaikys, plačių pečių, aukštas tuota, čioprinėlė garbanuota. Kulverstis už nugaros jam. Siaura lopelis, lepmonė, babukom šėrė, vienas gerėdė. Gerai, skamba. Latviešu gangsta rap, jie. O, patiks tas. Pasakyk jie, vėl ateisi, sukilos pempe, ondervono. Tu man sakysi, mila baisai, aš pokašlevis ant šakelės. Pasakyk, vėl ateisi, sukilos pempe, ondervono. Gerai, Vyckanai. Va, šitas labai gerai. Gerai, žiūrėk, esmė paprasta. Sakai 105 eurų, kas yra bullshitas, ant fito... Bet štai ir negražiai biški sakyti irgi... Nu, aš tiesą sakau. Tai yra bullshitas, 105 eurų, viskas ok, gerai. Karoče, už tą fitą, ne? 105 eurų. Aš čia nežinau su kuo, su... Ne, tai biški bazarą irgi valdom, bet esmė... Girdi, klausyk. Vat kai jie varo turą daro, tipo už konsą 105 eurų. Aš sutariu, aš išvis dabar atvažiavęs tik taip bazarį. Su kuo tu kalbėjai? Tu su Latvijais ar su kuo tu kalbėjai? Ai, čia kol pykstas Iron Vytas su vadybininku, apie Surfsharką norėjau vieną dalyką pasakyti. Okay, greit. Pavyzdžiui, Friends, ne, yra, aš įsijungiu Netflix'ą, Lietuvoje nerodo, tik Anglijoje. Ir mane nervina tas. Skristi į Angliją dabar? Ne, tai viskas yra daug paprasčiau. Pasikeiti VPN, pasidarai anglišką, vienu mygtuku paspaudimu, paukštį važiuoji ir viskas nėra problemų. Bet žinok, ir galim skristi kažkur. Ta prasme, jeigu VPN tą patį panaudoji, Vokietija, tarkim, pakeitė, ne? Pigiau? 13 eurų nuspendė į pačią Angliją. Įsvajota mūsų. Ta pati YouTube, žinok, jeigu tu nori, tarkim, Family Package turi, ne? Lietuvoje 13 eurų kainuoja. Tai pasikeiti į Indiją 4 eurai. Nu tai tu man, blet, aš ir taip nespėju, supranti, aš ir taip nespėju, blet, dienų susidėlioto, tu čia siunti kažkokią fitų 105 eurų. Gal dar pamažinam kainą tą? Nu jo, tai paprasčiausiai kodą nesvankiai įvedi ir gauni Black Friday pasiūlymą, kur net 6 mėnesiam nemokamai. Ok, jeigu aš nenorėčiau, pavyzdžiui, 6 mėnesių, tiesiog mėnesiuką. Pabandyti ir nežinau, ar aš norėsiu. Tai va tas yra patogu, kad yra grąžinimo garantija 30 dienų. Tai susivedi, bum, viskas gerai. Tai kodas nesvankiai, o mes bėgam žiūrėti, kas čia bus. Tai tu galvajuovi, tu aš tau aiškinu, su man laik, tai tu kitą kartą važiuok bazarį, bet. Jeigu atei, tai pamojuok, Juliau. Kas, ble? Ar dar šiek tiek palastustokit? Subscribe dabar visų pirma. Liuks, ačiū. O dabar papasakosim dar smulkmenėlių tokių apie šitą pranką. Tai mums nepatiko, kaip Julius kreipėsi į mus, sakydamas, kad mūsų komandos narys nelabai gerai pasirodė ir jis galėtų geriau pasirodyti. Tai mes nusprendėm jį pamokyti. Taip, ir dabar galvojate, ne, Iron Vytas toks marozas pyksta, čia kas vyksta? Mes turim daugiau detalių ir esam parengę šį vaizdo įrašą. Pažiūrėjau. Tai atvykom į sporto salę, kur susitiksim su didžiausiu vyru Lietuvoje. Tai Iron Vyto rezidencija štai čia. O! Tas Ironas, va. Sveikas, sveikas. Tai mes iš karto ateinam su reikalu. Jo. Mes turim tokį žmogutį, kuris sako, aš esu kiečiausias pranksteris Lietuvoje, aš galiu Iron Vytą paprankinti. Neslėpsiu, susierzinau, kaip pasakė, aš galiu Iron Vytą paprankinti. Darom dvigubą pranką ir dabar ne jis tave prankins, o prankinam mes jį su tavim. Mes norim, kad jis kuo labiau išsigastų, kad matytųsi jo akyse ašarėlė kažkokia tai kaupėsi. Mes vykstam Julių pasimt, vežamės į studiją, tu pasportuok ir susirašom. Davai, užsidėk lemenį, mes ateinam, tada nutrauksim bairį. Tu gausi. Užibį tu gausi. Nu ir dirb su savo tą Aš čia gal biškai. Davai, ką čia darai.
Aš biškai išsigandau jau tave, žinau, kad pradėjai šokti, aš nesupratau. Ne, tai... sorry. Supranti, kas man... Nepisprot. Ta prasme, kokią tu man karjerą padarysi? Už 100 eurų. Bet tu kalbi pinigais, tu nekalbėk, tu kalbėk idėjom. Kodėl tu kalbi pinigais? Pažiūrėk, koncertas Liepojoj, ane? Aha, už 100 eurų. Važiuoti Liepojoj ir viešbutim tu 60 eurų. Kažkai šūdais, naunėjimais, Latvijais. Bet tai nėra naunėjimai. Latvijoje ir kokia Lietuvoje einam į lauką, pabazarinam, paklausim, tada gal žmonių. Sakys, žinai, Singapūrs satins, sakys, mes todėl ir nu. Ta prasme, nusišnekiai, tu, sorry, kai dalbajoba šnekiai, ta prasme, aš nežinau. Tokiais žodžiais jos va tokiais žodžiais, nesupranti, tu pasiūlymą duodi tokį šūdą kažkokį, ateik, parepuok kažkokį jo tekstą, ane? Latviškai. Ir vėliau, dar aiškini man, kad satin, supranti, kažkokie tai čia žymi grupė Lietuvos. Ir dar siūlai 100 eurų. Už tai, kad aš atvažiavau čia, tu man jau skolingas 100 eurų. Tu supranti? Už tai, kad dabar aš atvažiavau, tu man skolingas 100 eurų. Bet mes koncertų dabar nedarome. Man tu mano laiką. Ar aš koncertą darau? Ar aš atvažiavau čia pas tave dabar valandai laiko? Tu supranti ar ne? Kas apmokės? Tu apmokės ar tavo agentūra apmokės? Kažkas čia šnekina. Nu, aš to nesitikėjau. Nu, tai nesitikėjai. Da man ką tu tikėjai, ką tu nesitikėjai. Bet tu sakai, kad jie nežinomi yra. Tai aišku, nežinomi. Kas tu einam į lauką, paklausim. Paskambink, va dabar paskambink draugui ir paklausim, ar žinai sukapirusi satiną. Tai paskambink. Paskambink, va dabar paskambink draugelį. Neskambink. Nu tai neskambink, ar per jį kad tau duot, kad paskambintum, ką? Atsakyk už bazarą. Aš jau tai laiko, Aš tai galvoju, kad čia žiauriai geras kontentas bus, galiau gal eiktų. Joj, daryt mūsų užduotis. Aš užduotis nenorėjau daryti, nes aš galvoju, kad gerai, tipo mes šnekam tipo profesionaliai. Aš esu Julius Domarkas ir buvau nešvankiai paprengti. Gangsterė, nešvankiai. Žemaitiškai. Pasakyk, vėl ateisi, suklikuos pempė, on dirvona, aš tau rankelę, vėl išteisi, mūsų meilė bus namuona, tu man sakysi, vėlo baisiai, aš pakuota, švelgus ant šakelės, pasakyk, vėl ateisi, agildi tam šoka, šerdelė, mėlo baisiai. Mėlo baisiai. Yeah. DJ Davidanas.